prašom. Ačiū už pristatymą. Aš norėčiau pritarti Agnei Širinskienei, kad iš tiesų reikia rūpinti žmonėmis ir yra socialiniai jautrus klausimas. Mano klausimas taip apie argumentus. Jūs kalbat, pavyzdžiui, kad dėl registrų centro ten sustojo darbai ir taip toliau, bet metodikos parengimas galėjo būti ir kiti darbai buvo neparengti. Tai ir klausimas, kodėl savalaikiai nebuvo parengti darbai, nes tai yra labai svarbu. Modeliuoti ir projektuoti į siekiamą tikslą ir ar tai yra proporcinga numatyti 27 metų rugsėjo 1 dieną, jeigu tai lyginsim su atliekamais darbais. Iš tikrųjų, tas procesas labai jau bus užtęstas. Ačiū. Ačiū labai. Aš negaliu atsakyti, kodėl prieš tai nebuvo padaryta tų darbų. Mes ėmėmės jų iš karto. Iš tikrai susidūrėme su labai didelė duomenų apimtimis, duomenų tikslinimo darbais ir taip toliau. Ir metodika yra parengta ir metodika yra pateikta, tą, ką mes padarėme, bet dabar mes kalbame apie pačius įkainius. Kokio dydžio įkainiai turėtų būti. Gerbiama kolegė, aš tikrai esu socialiai jautrus žmogus ir taip pat suprantu skolininkų, reiškia, socialiai jautrų klausimą, kai žmogus labai skolingas ir įsivelia į tą ilgą santykį su antstoliais. Tikrai vertiname būtent šitą aspektą, bet kita vertus mes sutikime, kad ir valstybė laukia skolos grąžinimo. Mes turime ir su piktybiškai nemokančių žmonių skolomis, pavyzdžiui, kad ir alimentų nemokančiai žmonėmis arba kitais skolininkais, kreditoriais, įmonės, kurioms nesumokama laiku, kurie taip pat tai jų veiklos, jie laukia antstolių darbo, kad būtų jiems tos skolos, kurios negražintos, taip pat gražinamos. Tai mes padėkime ant lėkštelių tas dvi pusės ir ieškokime to balanso, ko mes iš esmės ir prašome. Dėl laiko, tai mes norim tik nuo Liepos pradės VMI automatinį išieškojimą. Ir tik nuo Liepos antstoliai praras tas bylas. Ir mes norime to laiko iki metų pabaigos pamatyti, kiek jie praranda ir tuomet jau paskaičiuotos įkainius ir juos patvirtinti, taip kaip jie turėtų būti. Bet jo labiau komitetuose tikriausiai bus diskusija šito klausimu. Tai mes matytume, kad tai racionalus ir pakankamai terminas subalansuotas, bet galbūt komiteto nariai, Seimo nariai, ekspertai manys kitaip, tai galėsime išdiskutuoti komitete. Bet mes turime pagrindimą šitam terminui.